Kas atsitiks, jei įkišiu savo ranką į minus 200 laipsnių skystį? Čia yra skystas azotas. Jis yra minus 196 laipsnių temperatūros. Kad tai įrodytume, pažiūrėsime, kaip greitai sušaldo rožė. Rožė sušalo. Laikas mano rankai. Mano ranka turi pranašumą, Leidenfrosto efektą. Pirmiausia, pabandykime užpilti. Ir mano rankai niekas neatsitiko. Kodėl? Labai gera analogija yra karšta keptuvė. Kad patikrintume, ar keptuvė pakankamai karšta, mes dažnai užpilame šiek tiek vandens. Jeigu susiformuoja mažos vandens sferos, reiškia jį pakankamai karšta. Tai yra Leidenfrosto efektas. Vokiečių mokslininkas Leidenfrostas aprašė būtent šį fenomeną, kas atsitinka su vandeniu ant karštos keptuvės. Vandens lašiukas pasiekęs keptuvę, kontakto taške iš karto užverda ir išgaruoja, padengdamas toje vietoje karštą keptuvę plona garų plėvelė, kuri apsaugo likusi vandens lašiuką nuo tolesnio keptuvės karščio. Ir dėl to iš karto tas lašiukas neišgaruoja, o tiesiog nurieda keptuvės paviršių. O dabar rizikuosiu savo ranką. 3, 2, 1. Ir mano ranka sveika. Nori patirti ekstremalų šaltį ant savo rankų? N2 pasirodymo vasaros rezervacijos yra atidarytos. Tad nedelsk.